Sveiki, čia Jurgita ir Jurgitas Stitches. Buvau pradingusi kuriam laikui. Galbūt jau minėjau dar kitame video, tik nežinau, ar jisai pasirodys anksčiau ar vėliau. Tai video apie knygas, kadangi tuo metu galėjau tik skaityti. Ne iš karto irgi, kadangi apie 2 savaitės sirgau visa šeima virusinė liga, tai viskas sustojo, sustojo ir skaitymas, ir kryžiukai, ir, buvo tikrai sunku. Ir dabar dar stengiuosi kažkaip atsigauti, geriu vitaminus, nes jeigu nėra, todėl iš karto atsiprašau, balsas, jeigu striginės, koščiosiu aš čia, tai jau atleiskite. Bet noras yra kažką vis tiek pafilmuoti, parodyti, kai jau pradėjo gerėti savijauta, ką pradėjau daryti naujo, tiksliau siuvinėti naujo, nes kažkaip norėjosi, kaip ir kažkur gal minėjau, kad siuvinėjimas tarsi manija man dabar, tai ką padarysi, norisi vis kažką naujo pradėti ir kaip matot prieš save, tai čia jau plastiko gabaliukas ir pasiuvinėta šiek tiek. Iš karto aš pasakosiu dabar, kada aš jį pradėjau, tai čia balandžio galėjo būti 15 diena, irgi nepasižymėjau, tiesiog tokia savijauta buvo, kad labai norėjosi kažką jau panarpliot, tarp rankų paturėti, bet dar netėjo į galvą, kad reikia pasižymėti, ką aš čia, kada pradedu ir, visą tą statistiką. Tai ši schema, berods atsiradau, ten buvo 3 tokie pavasariniai darbeliai, vadinasi, šis darbelis vadinasi Spring Tulips, Irina Zagorodskaja autorė. Kaip matot, ten buvo beje ant medžiagos galbūt parodyta, bet aš sugalvojau, kad reikia man ant plastikiuko, ant plastiko, ir sugalvojau, kad tai bus, kaip dekoracija, tiesiog man patinka. Tiesa, turiu katiną, su kuriuo susipažinote jau praeitam video, tai mano Ričės juodulys, kaip sakant, toks yra, kad jokia gyva gėlė negali augti pas mane, nebent tai pelargonija, kuri ir auga. Netgi kaktusas susilaukia jo dėmesio, nesvarbu, kad jis įsidūrė savo į nosį, bet tai išeitis yra tokia, kad aš galiu arba dirbtinės gėlės kažkaip tai, kaip sakoma, komponuoti iš jų vazose kažką, arba tokiu būdu siuvinėjimo pasidaryti dekoracijas, kurios beje irgi nereikalauja nei laistymo, nei priežiūros ir savo stovi ir žavi akį. Tai dėl to man ne tik skirtukai, nuo skirtukų prasidėjo siuvinėjimas ant plastiko, bet sugalvojau, kad galima ne tik skirtukai, tai gali būti. Tai čia bus tokia gėlių puokštė, labai atrodo nedaug dar pasiuvinėta. Jos dydis yra apie 3000 kryžiukų, yra backstitcho, pusinių nėra, berods 27 spalvos ir išsiuvinėtasis turėtų būti 11 ant 12, taip maždaug. Ir tam vežimėlį tos gėlės man labai patiko, norėjosi matyti po to visos susirgimo, po visų tų kančių spalvų, nes spalvos tai yra ryškios iš tikrųjų. Ten tik tas vežimėlis, tai bus toks galbūt daugiau medžio spalvos, pilkesnės tokios rusvos, o čia
kaip mato, čia aišku, gėlės dar nedaryta backstitchas, tai vadinami padai, tai čia, kaip sakant, dar to grožio neįmanoma suvokti, kaip čia jis atrodys, bet manau, kad pasistatyti toks bus gražus. Dekoračiukas, mano dekoratyviukas. Tai dabar čia atrodo tikrai dar nedaug pasiuvinėta, bet jau yra 19,3%. Tai va, tai iš tikrųjų greitai čia man išėjo tie 19, nes būna, kad siuvinėjai ir tai va tie mažesni darbai tuo ir žavi, kad matosi greitai rezultatas ir gali būti greitas pabaigtukas. Neskubu, taip kad nežinau, ar jisai bus greitas. Toliau taip pat pamatysit ant plastiko, nežinau, tokia. Peliukas toks, labai mielas, pamačiau irgi. Etsy. Čia berods Anastasija Sološenko, Etsy ten jinai Stitch Nastė pasivadinusi ir vadinasi I Need My Coffee. Na, kadangi aš kavą labai mėgstu, tiek mėgstu, kad dabar esu sumažinusi 1 puodelį ryte, na, bet leidžiu savo ir po pietų, kada išgerti puodelį. Tai esu kavos mylėtoja, o, sakykime, arbatos tikrai nemėgstu, geriu, vat kai dabar sirgau teko, bet irgi dažnai bandau kokią aviečių, nes to žolėlinės, kai aš sakau, ar, juoda arbata, vat irgi teko aukštos kokybės, pavaišino mane vienas pažįstamas ir labai gyrė ten, tikrai gera juoda arbata, na, man visai patiko jinai, bet visgi ne, man ta ryto pradžia asocijuojasi su kava, šilta kava, tas jaukumas, jeigu tai yra savaitgalis, dar knyga į ranką ir man daugiau nieko nereikia. Tai va, tai labai į temą galvoju ir kodėl aš nesiuvinėjau ant medžiagos, tai tiesiog neįsivaizdavau, kaip aš galėčiau jį apiforminti vėliau, o dabar vėlgi tai bus tokia dekoracija, aš manau, apkarpysiu, aišku, čia irgi nedaryta dar backstitchas, apvadų nėra, tai yra tik kryžiukai ir berods čia tik kryžiukai ir yra ir backstitchas darysis, matosi, vat, jaunosiukas tas toks gražus, rankytės, pelytės. Aš savo vieną dukterėčią vis vadindavau peliukščiu, toks buvo mūsų juokas, tai va sakau, turėsiu savo peliukštį. Toks mielas iš pradžių siuvinėjau ir kai dar nebuvo akių, čia tokia, žinot, buvo va, tik tai, kaip sakant, akiduobės. Ir klausiu vyresnės dukterėčios, kai tu galvoji, kas čia bus per gyvūnas. Beždžionė, sako. Na va, o dabar visai beždžionė man kaip ir nepanašu. Aišku, kai užsideda vadai, tai vaizdas apskritai būna smagus ir visai toks mielas. Dabar tas dydis, bandau pasižiūrėti, tiesą pradėjau, tai irgi panašiai labai kaip ir tą ant plastiko, kurį rodžiau prieš tai, tą tulpių, žodžiu, tas pavasarinės tulpės. Irgi tai buvo tokie galbūt netgi poros dienų skirtumo pradėtukai, viena galbūt 15 pradėjau, kitai 17 šitą balandžio. Čia yra 19, tik 19 spalvų, 2 blendai. Dabar kiek čia jame, tai jame yra 3798 kryžiukai ir apvadai. Ir dabar čia, kaip matote, kiek tai yra padaryta, tai yra 53,34%. Wow. Pusė darbo jau padaryta, įveikta ir dėl to aš imu į kiekvieną dieną. Vakar mažiau padariau, kadangi kitą taip pat pradėtuką turėjau ir galvoju, kaip aš, jeigu bandysiu rodytis jums, tai kaip aš čia dabar parodysiu ten kelis kryžiukus padėtus, aišku, galima parodyti, koks bus, tai
bet tokia truputėlį jaučiausi įpareigota. Tai va, tai šiek tiek mažiau teko kryželių šitai mano pelytei mielai. Dabar pabandysiu parodyti, kokio to dydžio. Dabar žiūriu 10 ant 13. Na, bet aš čia atkirpau didesnį gabaliuką to plastiko, kad, na, kai kirpsiu, kad man liktų vietos, kad nebūtų, žinot, kad tie kryžiukai nepabėgtų vėliau, nes vėlgi kitą pusę reiks apipavidalinti lelele. Čia tai bus kas veikt, nors galbūt kaip tik kai kuo didesnis, tai tiesiog tą žadu filcą priklijuoti, atkirpi ir tiek, tik kaip jį reiks pastatyti, vėl čia bus galvojimas ir iššūkis. Čia dar tiesa bus, paveiksliuką įkelsiu, bus kojytės, irgi tokios mielų tokių rausvų atspalvių. Tai, na ir čia bus ta lentelė su I need my coffee. Tai žodžiu, jis taip turės stovėti man. Na ir žavėti mane. Tikrai patinka net mano močiutei ir kam parodau, žodžiu, tai oi, koks mielas. Nežinau, gal kažkam net nelabai tą pelę panašu, bet toks labai susišiaušęs, grinai kaip aš ryte. Tai vat, galėčiau kalbėti tikrai daug, nes kuris darbas patinka, tai jau aš mėgstu pakalbėti. Apskritai, nesu iš tų, kuri labai greitai viską 1, 2, 3 susako, tai jau žinokit, kad tokia esu ir pas mane tie video tikrai nemanau, kad bus trumpi, nes mėgstu į lankas nuklysti. Na, bet yra kaip yra, aš nepasikeisiu, man patinka, kad aš tokia šiek tiek pasitaškius, tai va. Na, toliau keliaujam toliau ir spėkit, ar dabar bus plastikiukas ar ne plastikiukas. Na, kitas darbelis, kaip čia dabar jį gražiau pateikti, čia neįsivaizduoju. Tangis yra ant lankelio. Na, kaip čia taip. Labai irgi nedaug, kaip matot, kągi čia parodysi. Bet bent jau parodau, kad kažką tai dariau, kad aš, netinginiavau. Čia tikriausiai, kas siuvinėja, tai žino, kad tai yra Dimensions renginys, Wear and Fall. Na, tai yra kumelė, gal taip sakyti. Ir čia bus jos kumeliukas, arkliukas mažas. Irgi įdedu vaizdelį, kadangi siuvinėju ne originalų rinkinį, perrinktą DMC siūlais. Ir irgi pradėjau, kaip visada, bandau žiūrėti patį tą siuvinėjų arklį, pagrindinę, kaip sakoma, figūrą. Ir žiūriu, kaip man gaunasi, ar man patinka tas vaizdas, nes, pagalvoju, perrinkimas gali būti ir nevykęs, ar ne, bet esu mačius tikrai daug pavyzdžių, kurie siuvinėja irgi ne pagal Dimensions rinkinį originalų ir visai tikrai gražiai gaunasi. Tai čia, ką aš matau ir lyginau su paveikslėliuose esančiais pagal rinkinį siuvinėtų variantų, man viskas tinka, patinka. Na, spalvos persiteikia tikrai ne taip, kaip iš tikrųjų yra, bandau dabar net, kaip čia. Beje, tai yra 18 Ivory Aida. Košmaras rankoms ir apskritai man nepatinka 18 kaunto. Labai. Tai
va, tai iš tikrųjų tik tiek turiu, o tai yra 4,23%. Dydis tai bus 35 centimetrai ant 30. Dabar 34 spalvos ir kaip žinom, ten įvairiai ir blendų, ir viena spalva ten keliom gijom bus. Tai vat, kaip matot, pasidėjus čia esu irgi adatas 14 ir berods, nepamenu, ar 18 ar 16 siuvinėjo adatą. Tai pagal dydį tai 45 000 ten su kapeikom. Visko jau čia yra, ir kryžiukai, ir taip toliau. Vėliau dabar galvoju, kur man reiks toliau eiti, kurią pusę pasiduoti. Tai čia kaip paveiksliukė buvo, tai medis, juodos labai daug spalvos, ten ir žalia tokia tamsi, tai, bet juodos tikrai daug, tai net nežinau. Manau, kad eisiu čia, kur yra žolė, šiek tiek žalumos, tada čia yra tas toks kaip tvartas, toks pagriuvęs, tai ten gal pasiuvinėsiu. Pas mane yra taip, nemoku aš siuvinėti iš eilės, paimu, ir taip tikrai žaviuosi, kurios moka tais gabaliukais, paima jį visą išsiuvinėja. Aš daugiau gal siuvinėjau spalvom, dėl to pas mane va tokia košė makalošė. Na, bet dabar taip, pirmiausia, tai žinoma, aš siuvinėsiu abu, mamą su vaikeliu, kumelio su kumeliuku, ir tada jau tik tai kažkur keliausiu. Dabar, kada vėlgi jį pradėjau, tai čia buvo berods pats pirmasis, nors rodžiau pradžioje jums plastikiukus, kadangi juos paprasčiau parodyti yra. O šitas buvo pats pirmas po ligos. Tiksliau dar sirgau, bet jau galėjau, kaip sakoma, mačiau akim jau ašaros tiek netryško dėl slogos, tai paėmiau šitą, nes labai seniai žiūrėjau, labai norėjau. Buvo beje dar kiti, turiu kitus arklius, ten irgi šeima vis arklių. By the stream, kaip ten dabar galvoju, jautinasi jie to, kažkas tokio. Bet pagal spalvų gamą, visgi pagal ryškumą, man šitas labiau, ir paėmiau ir pradėjau tiesiog, daug nesvarstydama. Tai taip, tai buvo 12 diena pradėta balandžio, tai va šitas, tada ėjo tas tulpių kašikiukas ten, visas vežimiukas ir tada peliukas. Na tai va, tai dar pasimatysim su šitais mano mieląja šeiminėlė. Tiesa, parodysiu dabar, aš siūlus susiorganizavau, nes, na, žinoma, kad tų siūlų daug, ne tiek daug, kiek ten tų blendų. Na, visų, manau, žinoma, pažįstama čia yra šita rūšiuoklė. Man jinai patinka, nežinau, labiausiai patinka. Adatą dažnai naudoju vieną, varstau savo, bet aš greitai, kadangi dar kol kas sugebu greitai įverti, dar nereikia ten tų pagalbininkų, vėrėjų ir taip toliau, tai tiesiog, vat, čia nelabai tvarkingai, nes pritariu kliurkų, žodžiu, tai tiesiog susirašau. Ir va, dabar kaip man čia tą gamą parodyt visą, palaukit. Kasos tai nepinsiu, bet, na, tokia. Pradedant nuo tokių va įvairių žalių.
Tai va tokia organizacija. Ir dabar toliau ilgai, kaip sakant, aš čia nenoriu, vis bandau sutrumpinti video, bet manau, kad nelabai gali pavykti. Aha. Na ir kas čia spėkit gali būti. Nes aš kaip pasižiūriu, nieko nesuprantu, visiškai nieko. Kryžiukai, nežinau, kaip jie čia man, gal net nereikia labai arti dėti, nes nelabai jie čia tokie gražus. Tai čia yra Amelie Stitch balandis. Ten Amelie Stitch yra berods visa ta serija tokių, ten gal dabar galvoju. Jeigu čia aš pasiėmiau 16 countą, tai kitaip, čia kadangi Evas, mato, tai 32. Sumažinau, ten berods buvo parodyta, kad daugiau ant 14, tai gautųsi dar didesni, bet aš pamažinau. Tai 16 kažkur. Plaukit 16 ant 15. Na, įdėsiu vaizdelį, bus aiškiau tikriausiai ir kas tai yra ir kaip tai turėtų atrodyti. Tai jį pradėjau balandžio 19, vėlgi tai buvo pradėtukas. Neįsivaizduoju, kodėl aš sugalvojau jį pradėti. Ir dar ant medžiagos, kas man, kaip gal kažkada minėjau, kad ant medžiagos man dar sudėtinga tas skaičiavimas ir aš ardžiau jau čia, kadangi paeit norėjau dar toliau ir, na, žodžiu, per vieną persiskaičiavau ir suklydau. Tai berods esu bandžiusi ant 28 counto, tai žinoma, ten gražesni kryžiukai gaunasi, arba jeigu viena gyja, irgi gražus, labai tokie idealūs. Tai berods čia irgi šitoj schemoje bus ir viena gyja siuvinėjama. Ir dabar šiek tiek statistikos apie jį. Tai kiek čia yra, nedaug, čia yra 6 procentai, kablelis 10. Taip, yra 34 spalvos, blendų nemažai. Ar tai 13, ar gal 15, na, žodžiu, virš 10. Ir spalvų kaita pakankamai nemaža, na tai yra autorinė schema, nieko keisto. Dabar viso šiame darbe yra apie 6000 kryžiukų, na tai dabar balandis ir toks buvo tarsi noras išsiuvinėti tą mėnesį. Žodžiu, balandį išsiuvinėti balandį, na niekaip nesigaus, tikrai matau. Nes vėlgi darbas, na, nėra iš tų mažiausių. Dabar spalva kokia čia yra Evo, tai labai bijau suklysti, bandau spėti, vėliau ir parašysiu, jeigu suklysiu. Nugos berods spalva, naugat, kažkaip taip rašosi, tokia. Tai beje spalva irgi padėjo išsirinkti dukterėčią, turėjau kelis variantus, bet jai ši pasirodė tokia, nežinau, mano akiai irgi visai maloni tokia spalva. Bet reikės būtinai įsigyti dar daugiau, kadangi turiu įvairių dar į priekį pradėtukų prisigalvojus, tai ten reikėtų ar smėlio spalvos, ar tokia, čia vadina sviestinę tokią, nes turiu tokį levandų samplerį, vasarai noriu pradėti, tai reiks. Tai dabar ką apie jį galiu pasakyti, na nieko, tiesiog siuvinėsiu ir tiek. Padariau tokią klaidą, kad aš pasiėmiau 16 dydžio adatą, bet jinai man kažkokia padidinta, didoka, ir sugalvojau, reikės man susiieškoti savo rodo kepuraitėj, ten yra 18 tos, na, labai tokios plonytės, tada tikrai žinau, kad kryžiukai daug gražesni
kai kuo smulkesnė medžiaga, tuo man geriau yra naudoti smulkesnę adatą, plonesnę, tada būna geresnis rezultatas. Tai bandysiu dabar tiesa čia eiti į šitą pusę. Čia turės būti gėlės. Kokios tai gėlės? Jie tau nežinau. Nesu tikrai gėlių ta augintoja, mylėtoja, tai, bet dabar galvoju, aš taip įsivaizduoju balandis, tai gal jazminai norėčiau, bet nežinau, gal jūs žinot. Tai, jei nesunku, pakomentuokit, nors žinant mane, man save, tai po šito video bėgsiu googlinti, kas tai per gėlės. Ir dabar, manau, kad tai finišas bus šio video. Nenoriu tikrai, kad vėl būtų didelis, tai bus Reolio žirgai. Pradėsiu gal nuo dabar. Ką darau dabar? Dabar kaip sutalpinti viską bus. Irgi, žinokit, tai nėra rinkinys, tai yra... Taip, reikės dabar filmuoti kažkaip iš rankos. Taip, jau balsas sėda, žinokit. Jau kosulys pradės lysti, štai. Išsiuvinėta yra tik tiek. Tai čia Reolio rinkinys, arklių tabūnas, tas toks jau klasikinis gal tapęs. Jo dydis yra 59 ant 39. 36 177 kryžiukai, vien tik kryžiukais čia yra. Bet yra viena gyja ir dviem gyjom suvinėjusi. 25 spalvos, bet įdomiai perrinkimas padarytas, kad tai dėmesį spalvos ir dvi įmaišytos madeiros. Aš kažkaip galvoju, tą madeiros dvi spalvos, tai jas galima būtų gal ir atitaikyti dėmesį, o galbūt nebuvo rasta tokių atitikmenų. Tai, nežinau, aš pagal rinkinį, ne pagal rinkinį, pagal schemą perrinkimą siuvinėju ir taip įsivaizduoju, kad turėtų viskas gautis gražiai, nes irgi žiūrėjau įvairius jau užbaigtus darbus, kaip jie atrodo, tai man visai patiko. Dabar buvo ankstesnieji ant 14 kanto, čia yra 16, sumažinau dydį. Dabar restartavau 25 metų lapkričio 11. Ir dabar yra šičia 10% kablelis 39. Tai va, 10% tik tai. Ir labai gaila, nėra tikrai ką parodyti, tai nėra arklio pačio. Dabar spalvos. Manau, bus intensyvesnės, kadangi sumažintas kauntas ir man tai patinka. Man tie išblurinimai kartais, manau, tinka daugiau gėlėm, tai tokiems arkliam, nežinau, aš noriu arklį matyti labiau aiškesnį, ryškesnį. Patinka, kodėl aš dabar susižavėjau ir nepirkau to Reolio rinkinio, nežinau kodėl. Aš visada einu sunkesniu keliu, tai yra, nežinau kodėl, bet gal tai man įdomiau susirinkti pačiai siūlus, susipirkti, rasti schemą, nusipirkti, rasti, žodžiu, viską pasidaryti pačiai. Nes, žinoma, pirkus esu rinkinių, atsidarai, ten viskas yra kaip ir daug patogiau, bet galbūt man neįdomiau. Nes tas įdomumas, pamatai, gražu, ir viskas yra, ir patogu. Bet aš tikrai turiu daug schemų, kur tikrai reikėjo pačiai susirinkti siūlus, medžiagą pasirinkti, tai
Vėlgi būna rinkinių, kur man medžiaga neįtinka, reikia keisti. Tai nežinau, tokia jau esu ir va. Labai man patinka va, ta irgi pieva ir mylimos mano tos gėlės ir ramunės ir aguonos. Tik irgi yra plotai dideli, siuvinėjami, tokia spalva gelsva, švelniai gelsva, tai yra viena gija ir dviejom gijom. Patsai žirgas, na, ką čia galiu aš parodyti dar, tikrai jo nėra daug. Tai nežinau, tiesa siuvinėjau ne ant baltos aidos, čia smėlio spalvos yra. Tai va, toks yra mano, tik dabar tiesa, kodėl aš jį šiek tiek atidėjau, nes matėte, kad Dimensions pradėjau vėlgi arklio metai, galbūt net ne dėl to, man tiesiog patinka gyvūnai, tame tarpe ir arkliai. Ir jeigu pamatau gražų arklį, tas veržlumas, nežinau, jų tos akys. Vieni iš tokių irgi protingų ir tikrai mielų man, sakykime, gyvulių, tai va dėl to ir siuvinėjau, nebūtinai, kad tai arklio metai ar dar kitaip būtų reikšmė jo. Tai dabar šitą savo 16 kaunto, vat, tokį dedu ir bandysiu ištraukti tai, kas buvo pradėta dar anksčiau, tai buvo 2025 metų. Kada gegužės 24, va taip. Bandom tilpint. Ir buvo padaryta jau 16%. Va čia yra 16% šito darbo, šito pačio. Reolio tabūnas arklių. Tai va, įsisiuvinėjau čia ne tą, kur dabar, va, ne šitą arklį, nes čia jau pradėjau nuo šitos pusės. Čia va kraštinės, o čia šitas, tai berods tam tas, įdėsiu vaizdelį, paveiksliuką, tai yra tas toks, kaip aš vadinu, pagrindiniu arkliu. Čia truputį dar kaitaliau spalvas, ko tikrai nereikėjo daryti, ten yra 402 spalva, 402 dėmesį spalva. Man atrodė, negali būti arkly tokia spalva, bet tikrai gali. Va čia, man atrodo, jinai yra siuvinėjo čia kažkur. Ta spalva tokia, man atrodė, keistai tokia, bet labai gerai įsipaišo viskas. Tai va, kodėl dabar aš čia restartavau, tai man, matot, prasišviečia 14 kantoje aida, čia buvo dramblio kaulo spalva. Beje, pirkau vienoje ir kitoje parduotuvėje, pamenu vieną spalvą, taip pat dramblio kaulo ir vienoje buvo vienokia, kitur kitokia. Na, skiriasi spalvos žymiai, vienur buvo tokia murzinesnė, manau, kad ten vienur buvo Zweigarto, kitur buvo DMC. Na, tai galbūt dėl to ir skiriasi tos spalvos. Tie arkliai dabar padariau aš klaidą. Ir nežinau, aš padariau ją ir toliau siuvinėjau kažkur kanopoj. Siuvinėjau, galvoju, čia nelabai matysis, ten galima apžaisti vėl tą mano istoriją su Letistich mūza. Ir po to prisiminiau ir galvoju, ne, o jeigu vėliau iškils čia kažkokių keblumų ir taip toliau, tai buvo toks klausimas, arba ardyti čia šitą. Bet kitas dar buvo dalykas, kad man nepatiko man tie persišvietimai. Ir tada pagalvoju, nes ten Reolio, tai žinau, kad ten bus Vilniuje.
Aš žinau, kad išplovus pasišiaušia ir būna viskas ok, bet dabar, na, iš toli žiūrint, aš nežinau, iš toli neblogai visai atrodo, bet nežinau, man nepatiko. Tas labai globus kauntas, tas pikseliškumas didelis. Čia parodyti jums. Ir pats darbo dydis, tai, na, aš čia dabar čia man išnarplioti. Nu, kažkokia, iš vis, man, nežinau, čia man atrodo, DMC, bandau žiūrėti, Aida, tikrai net Svaigarto nėra tų žinių. Nu, tai kaip, va, nežinau, šiaip kai kurios tikrai neblogos būna kokybės, bet čia pasitaikė, tai man toks, nu, net gėda, nežinau, rodyti, atrodo kaip grindim plaut skuduros. Aišku, išskalbus, išlyginus, manau, viskas būtų gerai. Čia tolumoje tas kitas žirgas. Ai, net nežinau, nelabai man čia gražus netgi jisai, todėl ir sugalvojau, kad manau gal ant mažesnio kaunto. Šiaip išsiuvinėtus tikrai mačiau ir rezultatas man patiko, gražus tie visi arkliai ir ta pieva ir, na, žodžiu, viskas man patiko, tiesiog, kažkaip gražiau. Bet čia tai taip Svaigarto yra audinys, labai mielas, čia jau visai kitas reikalas, minkštas, nekieta Aida, nes, na, dėl to kietumo tai mane papjauna. Ir ką, dabar galvoju, ar daugiau ką rodyti ar nerodyti, nes tikrai nepasiruošiau, nenorėjau to ilgo video, todėl galbūt tais arkliais ir užbaigsiu, nes, na ką, tai kaip minėjau, tiesa, ten buvo 16 procentų, čia yra 10 su viršum, tai bandau pasiekti irgi tą 16. Na, bet siuvinėjasi kartais ilgokai, nes mato, darbas yra didelis, tikrai kryžiukų yra daug, todėl kartais tikrai norisi tokio darbo, kur padarius 1000 kryžiukų matosi didesnis rezultatas negu dabar. Tai štai tai bus siuvinėjau po ligos. Peliukštis ir tai nežinau ateičiai, ką dar parodyti reiks, tikrai daug turiu ten tų pradėtukų. Kaip pradėtukų tai yra procesai, bet yra taip, kad yra nuo 50 procentų ir 80 netgi išsiuvinėta ir padėta. Jau ir praeitam video minėjau, kiek ten tų darbų yra ir aš čia jų visų dabar tikrai nespėsiu parodyti, tai manau bandysiu kažkaip surūšiuoti, galbūt dimensions kažkokius, kad turimus darbus parodyti kartu, plus ar tai gyvūnų serija, ta prasme, kad yra tigras, yra liūtas, galvoju, kas dar čia yra iš gyvūnų, nu ten paukštukai kokie, tai kažkaip surūšiuoti juos, nes dabar tai čia buvo, sakau, tai kas, kuo gyvenau dabar, vėl matau, kad gavosi pakankamai ilgas video. Taip, kad sveikatos jums, tikiuosi, aš netkrisiu, nesusirgsiu vėl, nes, na, šito tikrai labai bijau ir linkiu jums jau šilto pavasario, labai laukiu pražystančių alyvų, kaštonų, taip kad būkite sveikos, sveiki ir daug kryžiukų ir malonumų siuvinėjant. Taip kad dabar sakau jau tikrai
viso geriausio.